Laidoje Gyvenu čia jūs turėsite galimybę dar kartą iš arčiau pažvelgti į Lietuvos didmiesčių ir mažų miestelių problemas, išgirsti, kaip jie siūlo spręsti Lietuvos liaudies partija. Lietuva – tai mūsų kaimai ir miestai, tai mūsų sostinė Vilnius, laikinoji sostinė Kaunas. Ar jūs, myli Lietuvos žmonės, kurie čia gyvenate, dirbate ir ilsitės, viskas džiugina? Ar jūs patenkinti savo gyvenimo sąlygomis ir aplinka, vietinės valdžios dėmesiu jūsų rūpesčiams? Nepakeliamos sąskaitos už šildymą ir kitas paslaugas, nedarbas, skurdas, stambaus verslo protegavimas įstumant smulkųjį ir paminant gyventojų interesus, masinė žmonių migracija. Taip yra šiandien. Lietuvos liaudies partija tvirtai pareiškė, dirbs, kad būtų kitaip ir žino, kaip to pasiekti. Savo žinias, patirtį ir tarptautinius ryšius Lietuvos liaudies partija siekia panaudoti, kad gyventumėm kitaip, geriau, apie galimybes, išeitis iš susidariusios situacijos, sprendžiant didmiesčių ir mažų miestelių problemas ir kalbėsimės laidoje. Labadiena, gerbiami televizijos žiūrovai. Šiandien mes prisistatom jums atstovaujantis Lietuvos liaudies partijos kandidatų sąrašą rinkimams į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą. Bet mūsų pokalbis vyks ne tik tai apie Vilnių. Mes pakalbėsime apie didmiesčių problemas apskritai. Pristatysiu savo kolegas. Štai pirmasis yra Albinas Arkauskas, jis yra Vilniaus miesto Lietuvos liaudies partijos skyriaus pirmininkas, aktorius ir vadybininkas tuo pat metu. Eduardas Šablinskas, jis yra teisininkas ir politikas. Iš šitoj pusėje manęs yra Remigijus Kazlauskas, architektas. Taigi, kaip matote, atstovaujame labai įvairias profesijas. Kiekvienas iš mano kolegų turi solidžią praktinio darbo patirtį ir mūsų pokalbis apie Vilniaus ir kitų Lietuvos didžiųjų miestų problemas, suksis apie praktinius, ūkiškus ir kartu strateginius klausimus. Daugelis problemų iš tikrųjų yra labai panašios visuose Lietuvos didmiesčiuose. Visus miestiečius daugiau ar mažiau slegia aukštos, sunkiai pakeliamos dabartiniam laikotarpiui, kada ir lėšos šeimose yra kuklesnės, šilumos, elektros, vandens, kitų komunalinių paslaugų kainos. Lietuvoje didelė bedarbystė, jie žinoma atėjo ir į didelius miestus, daugelis žmonių išvyko iš Lietuvos, o pasilikusiems šeimos nariams nėra taip paprasta gyventi. Yra smulkaus ir vidutinio verslo, steigimos ir išgyvenimo problemų ir daugelis kitų, apie kuriuos mes pakalbėsime pokalbio eigoje. Aš šiandien norėčiau daugiau erdvės kalbėti, suteikti savo bendražygiams, savo komandos nariams. Pati vedu sąrašą, dar bus progų pakalbėti kitom aplinkybėm. Todėl, kad didmiesčio problemose mano kolegos jų sprendime dalyvauja eilę metų. Ir manau, kad pirmiausia dėlėtų pakalbėti apie tai, kaip mes įsivaizduojam Vilniaus miesto didmiesčio apskritai viziją ir kokios yra prielaidos, kad tas vizijas, kurias labai gražiai surašom ir labai teigiai pristatom žmonėm, aš turiu minty ir ankstesnės savivaldybės, kad galėtume racionaliai gyvendinti ir kad žmonės galėtų pasidžiaugti tuo, kaip tvarkosi miestas, kaip dirba jo vietinė valdžia, kaip sprendžiamos jų kasdieninės ir taip pat ilgalaikės perspektyvios problemos. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau kreipti štai į specialistą, architektą, dirbantį taip pat ir miesto teritorinio planavimo srityje, pasisakyti šio klausimu. Prašau, gerbiamas Remigijau. Labadiena. Pradedant kalbėti apie mūsų gyvenamosios terpės, reiškia, mūsų miestų problematiką, mes turėtumėm suprasti, kad miestas, kuriame mes gyvename, tai yra mūsų supanti aplinka, kuri turi savyje harmoningai gyventi. Yra trejata poliusų dominuojančių šituose miestuose. Tai yra socialinė aplinka, aplinka, kurioje mes gyvename, jos kokybė, mūsų švietimas, mūsų sportas, mūsų poilsis.
Yra ekologinė terpė, tai yra žemė, vandenys, miškai, ant kurių mes gyvename. Yra ekonominė terpė, tai yra mūsų resursai, mūsų lėšos, mūsų darbas ir mūsų interesai. Tai šitos visos trys terpės turi savyje harmoningai santykiauti. Ekonomika, plėtra jos, gamybos teritorijos neturi būti vykdomos ekologinės srities sąskaita. Socialinė mūsų terpė, mūsų gyvenimas arba darbas ekonominėje srityje, mūsų darbo vietose, čia turi tvyroti teisingumas ir pagarba vienas kitam. Socialinė aplinka taip pat turi tausoti ekologinę aplinką, saugoti ją, neteršti, naudoti sveikatos, sporto ir kitiems poreikiams. Tai matot, šitos trys sritys turi labai jautriai ir harmoningai įtakoti vieną kitą ir būti labai gerai subalansuotos. Darnus miestas tai yra toks miestas, kuris tenkina dabartinius visuomenės poreikius pilnumoje. Tačiau yra viena sąlyga ateities, kad nemažina ateinančių kartų galimybių tenkinti savo poreikius. Tai yra, mes turime taip miestą planuoti ir naudoti, kitaip sakant, tausojančių režimu. Žmonės gyvenantis miestuose turi ne tik, išlikti, bet ir matyti savo ateitį, gerėjantį ateitį, kaip gyventi geriau. Jie turi matyti priemonių planą, valdžios veiksmus, ir turi būti informuoti. Mes turime žmonėms užgarantuoti viešumą. Tačiau kiekvienas miestas, tame tarpe ir Vilnius, turi turėti savo viziją. Be abejo, vizija yra labai paprasta. Mes visi norime gyventi turtingame mieste, tai yra tvarioje ekonomikoje, o taip pat ir harmoningoje aplinkoje. Ant kiek jinai harmoninga šiandien, mes visi patys žinom. Problemų yra krūvos ir labai daug. Mes matome fiziškai susidėvėjusius senos statybos kvartalus su visiška inžinierinės struktūros, sunikimu. Mes matome savo pastatus, kuriuos čia bandom iš lėto renovuoti, tačiau tempai, yra tokie menki, sąlygos sukurtos žmonėms tai daryti yra visiškai nepalankios. Požiūris į tų namų renovavimą yra pavienis, taškinis, nežiūrima kompleksiškai, kaip reikėtų suformuoti politiką, kad galima būtų paimti ir sutvarkyti ištisus kvartalus su visa inžinerinė infrastruktūra, gerbūviu ir panašiai. Tai būtų žymiai racionaliau ir pigiau. Tai mūsų gyvenimas, tai yra ir švietimo sistemos objektai, kurių galima pasižiūrėti, jų užtenka, neužtenka, kokia jų kokybė, vienokia ar kitokia. Mūsų gyvenimas tai yra žalieji plotai, laisvosios viešosios erdvės, kurių Vilnius tai tikrai turi labai daug, tačiau pasižiūrėkime jų kokybę, kaip jos sutvarkytos, kaip jos pritaikytos žmonių poreikiams, sporto, poilsio, laisvalaikio, pramogų ir panašiai. Tai tokios vizijos tą... Jūs paminėjot renovavimą, daugiabučių namų tame tarpe, bet kaip jums atrodo, kaip tai atsilieptų į šilumos sąnaudas, kadangi šiandien šilumos kaštai yra labai dideli ir dėl to žmonės labai daug patiria sunkumų, šeimos lėšų stygių jaučia žymiai didesnį, ypač žiemą. Štai renovavimas, ar jūs kaip architektas šitą puikiai žinot, kiek jisai atpigintų šilumos kaštus? Žinoma, jeigu to atpiginimo vėl nesuvalgytų kokie nors monopolistiniai apetitai. Vyrauja labai įvairi praktika vakaruose, tačiau vienareikšmiškai galima pasakyti, kad sovietmečio laikų būstas statytas, renovuotas dabar jisai duoda didelius efektus. Galima taupyti 50% ir daugiau sąnaudų, bet galima ir daugiau. Jeigu renovavimo
technologijos būtų dar modernesnės negu taikomos šiandien, efektai būtų daug didesni. Mes visiškai pamirštame, reiškia, apie naujasias technologijas, apie alternatyviuosius, reiškia, energijos šaltinius, galų gale apie saulės energijos panaudojimą, tam reikalingos investicijos. Apie geoterminį šildymą, kuris galėtų tapti alternatyvą, kaip dabar daug diskutuojama, tiems monopolistiniams šilumos tiekėjams. Bent dalį, reiškia, energijos galėtų kvartalas, vykdydamas savo politiką, užsigarantuoti kvartalo viduje. Ir čia aš toliau galėčiau pereiti prie sekančios ydos ir problemos visų miestų, reiškia, kurį kankina. Tam, kad miestas, atlikęs tam tikrą planą ir susikūręs viziją, galėtų realizuoti tą savo planą, ką pažadėjęs yra žmonėm per rinkimus ir žada, miestas turi būtinai turėti 3 pagrindinius svertus arba instrumentus tą politiką įgyvendinti, plus reikalinga įstatyminė bazė. Tai yra, pirma, žemė, antra, finansiniai ištekliai ir trečia, savivaldybių prerogatyva, tai yra planavimas, vizijos sukūrimas savo miesto žmonėms. Ne prieš žmonių interesus, o paisant jų. Taip. Dabar su kokiamis mes įdomis susidurėme. Realiai savivaldybės dabar turi teisę planuoti, tik tai, tačiau žemės nevaldo ir finansinių išteklių nevaldo. Esminė problema iš dalies nevaldo finansinių išteklių, tačiau jie yra maži, tiesiog apsikuopti, tačiau investuoti į ateitį, į perspektyvą jų aiškiai nepakanka. Ir čia, mano galva, yra susidarėma su jau esminė problema, kur savivaldybės turėtų bendradarbiauti su vyriausybė, su valstybės institucijomis. Yra problema, kad valdžios galios ir finansinių išteklių koncentracija, ištekliai sukoncentruoti labai aukštai valdžios viršūnėse. Reiškia, savivaldybių teisės, reiškia, lėšos sukoncentruojamos valdžios viršūnėse ir jos išskirstamos kaip kam atrodo. Duosiu pavyzdį. Vilnius sukuria 40% Lietuvos bendro vidaus produkto. Tačiau didžioji masė lėšų patenka, sakysim, vyriausybės dispozicijon, nors taip neturėtų, reiškia, būti. Tuo tarpu, reiškia, savivalda su atimtomis teisėmis, pusiau neįgali, aišku, koncentruoja valdžią į savo rūmus, tai reiškia, atima ją, tarkime, iš seniūnijų. Ir šiandien mes matome, kad seniūnai, kurie yra arčiausiai žmonių, kurie žino geriausiai problemas, reiškia, jie yra, turintys mažai įtakos. Gal mes tada apie seniūnijų darbą paprašysim pasisakyti buvusį Vilniaus senamiesčio seniūną Eduardą Šablinską. Senokai tai buvo, bet jūs gyvena toje aplinkoje ir beje, jūs taip pat tampriai bendradarbiauja su smulkiu ir vidutiniu verslu, smulkiais ypatingai verslininkais, kurie, aišku, šiandien taip pat gyvena ne pačius geriausius laikus ir tas problemas galima tarpusavyje susijęti, kada žmonės turi daugiau lėšų pragyventi, jiems netaip yra skaudžios tos problemos, kurių nesprendžia arba nepakankamai gerai sprendžia vietinė valdžia. Jie kažkaip patys sugeba tada tas problemas įsispręsti. Prašau, gerbiamas Eduardai, įsijunkite į mūsų pokalbį. Vienas punktas vietos savivaldos įstatymo. Seniūnija, neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina. Tai yra toks, sakysime, paviršutiniškas ir nieko nesakantis straipsnis, kuris praktiškai atiduoda vos ne mero galės seniūnui, tuo pačiu neturint nei pinigų, nei jokių įgyvendinimo svertų apart pavadinimo seniūnas. Mano darbo laikais seniūniją sudarė seniūnas, pavaduotojas, architektas, teisininkas ir dar visa eilė darbuotojų, kurie tuo metu, turint savas lėšas, dar šį bei tą galėjome padaryti ir akivaizdžiai matė seniūnijos žmonės.
Dabar jau daugiau kaip 10 metį seniūnai tai tik tai yra mero patikėtiniai, aš taip pavadinčiau, negalintis tiesos žodžio pasakyti ir kreiptis į aukštesnės administracijos institucijas, nes bet kada gali būti pabarti geriausiu atveju, gauti baudas blogesnių arba netekti darbo. Kas svarbiausia, seniūnas, žinodamas situaciją savo teritorijai, negali nieko padėti savo gyventojui, apart pasirašyti raštelį, kažkokį skundą atsakyti, pasirašyti kai kurios dokumentėlius, kad tu čia gyveni ir panašiai. Konkrečiai turbūt reikėtų pasakyti, ką mes galime padaryti ir nuveikti. Ir tai svarbiausia. Pirmiausia, esu Vilnietis ir myliu Vilnių ir reiks tiesiog tiek mūsų partija, tiek įtakosim ir kitus tarybos narius, kad būtų inicijuota naujas įstatymo projektas dėl Vilniaus kaip sostinės įstatymo. Tai yra turbūt svarbiausias dalykas, kuriame turėtų būti apibrėžti visi tie dalykai, kuriuos čia minėjo ir mūsų kolega, kurie jau senai menami, yra buvę projektai, bet taip po šiai dienai ir neįgyvendinami. Kitas svarbus dalykas, Vilniaus taryba sudaro 51 žmogus. Ir štai jie tik išrinkti tarybą, pats 2 kartus buvau tarybai, tik savo iniciatyvą gali ateiti seniūniją ir pasiklausti seniūnę, kaip tau sekasi. Žinot, iš tikrųjų turėtų būti taip, jeigu jau tu išrinktas ir pats ėjai, kovojai, kad tave išrinktų, pasitikėtų žmonės, manau, kad kiekviena seniūnija, seniūnas turėtų gauti po, sakytume taip, kilniaširdiškai, po padėjėją tarybos narį, kuris dalyvautų seniūnijos gyvenime, tai yra būtų šalia seniūno kartą į savaitę, nors kartą į savaitę priėmimuose ir žinotų visas problemas. Ir kad tarybos posėdis prasidėtų valandą aptarimui surinktų tos medžiagos, kuri prieš tai perėtų frakcijos posėdžius, yra aktuali ne tik tai seniūnijai, bet ir kitoms, ir taryboje apsispręstų, kokiam komitetui nukreipti, spręsti tą ar kitą problemą. Kita vertus, tai jau būtų nebe žodinis, bet iš esmės priartėjimas, sakysime, tuos atstovaujamosios savivaldos tarybos nario prie bendruomenės. Kita vertus, mes šnekame šį kartą apie tai, ką galima neištaisius įstatymų padaryti. Iš tikrųjų reikia inicijuoti ir kitus įstatymus, kad iš esmės pataisyti vietos savivaldos įstatymą. Nes ten tiek daug netikslumų pačio seniūno pareigose, vienas dalykas. Antra, Vilniaus miesto savivaldybės administracija jiem paleidus nuostatus, kurie netitinka įstatyminių normų ir yra viršyje ir bet kurio būtų metu, jeigu tai būtų teisminis procesas, būtų anuliuota. Na ir pagaliau dėl šilumos, trumpai, kaip pats dalyvavęs sutartį kūrime su Dalkijos atstovais, su gerbiamu Janukovoniu, dalyvaujant ponui Zuokui. Štai toje komisijoje vienintelis balsavau prieš, komisijoje, sakau, vienintelis balsavau prieš. Imbrasas, Zuokas ir kiti balsavo už šitą projektą. Tai vat, kai jis buvo priimtas, jau tada sakėm, aš kaip šilumininkas dirbęs vykdomajam, tada sakėm, negalima pelno siekiančios įmonės statyti tokią monopolinę padėtį. Šilumos tinklai turi būti ne pelno siekianti institucija. Kitaip mes niekada neišbrisim iš skolų. Jeigu kalbame apie renovaciją naujų namų, kur galima apšiltinti, tai didžioji dalis Vilniaus senamiesčio. Ir centrinės dalies apšiltinti architektūrinių objektų neišeina. Iš esmės, ką padarė Dalkija, pakeitė mazgus, kuris statė komponentus, kaip skaičiuoti kuo daugiau pinigėlių į savo kišenę, pakeitė mazgus, bet visos sistemos yra nusidėvėjusios, jas reikia iš esmės keisti. Čia yra svarbiausias dalykas ir tai mūsų artimiausia užduotis. Kitaip tariant, įvertinti tas sutartis ir spręsti, kaip išvengti monopolinių pasiekmių žmonių kišeniai, mokant už šilumą. Aš prisijungdamas prie Eduardo tik norėčiau pasakyti vieną momentą, kad tie Seimo nariai, kur jeigu bus pateikti, inicijuojami iš tarybos, jeigu būsime išrinkti, įstatymų projektai, pakeitimai,
galima bus Seimo narių, tie, kurie išrinkti Vilniuje, paklausti, ką jūs padarėte Vilniuje per savo kadenciją, o jūsų nemažas būrys ir pagaliau gal susikurkite Vilniaus klubą, kuris tikrai padėtų miestui ir pagaliau bendradarbiaukite su Vilniaus miesto taryba ir kad tikrai miestiečiai pajustų, nes jie balsavo už Seimo šitos narius. Ir dar norėdamas pridurti Remigijui, išnekėdamas apie socialinė infrastruktūra, reiškia apie žaliasią zoną, žaliasias vėjas, aš ypatingą dėmesį atkreipčiau. Šitą situaciją juk atsirado ne dabar, jinai ėjo metai iš metų. Vaikų aikštelės pradėjo užstatyti prie mokyklų arba daryti pseudo aikšteles, kurios reiškia yra tik tai traumuoti vaikams praktiškai, o ne jiems sportuoti. Arba jos yra sunaikinimas padaromas, bet greitai sunaikinimas ir neprižiūrimos. Jūs atkreipkite dėmesį į paprastą dalyką. Prie mokyklų, kiek prie mokyklų gal turime 5, 10 tik tai aikštelių, kurios tinkamas vaikams naudotų, o visa tai yra, mes jau jaunąją kartą ugdom, jie neturi kur išeiti po pamokų, jie neturi kur sportuoti, kur būti, kur lakstyti, kur išsidūkti ir visa tai, paskui mes matom chuliganus gatvėje, banditėlius augančius, čia mūsų problema, jeigu mes šito nesutvarkysime, vaikų užimtumo po pamokų, jeigu būreliai bus visi brangiai mokami, kaip dabar yra, kur negali tėvai išsimokėti, nes tai yra 100-150 litų labai sunku, kur tiems vaikams dėtis. Ir jeigu mes šitų dalykų pirmiausiai nesutvarkysim, mes turėsim ne tik tai kokią kartą, kur visą laiką sakė prarastoji karta, tie, kurie darė sausio 13 revoliuciją, reiškia, dainuojančią, skaitykim, revoliuciją, ne čia prarastoji karta, o prarastoji karta ta, kuri dabar, neturėdama savo užimtumo, savo dvasios, savo dušios, išvažiuoja, va šitą kartą bus tikrai prarastoji. Taip, iš tikrųjų mes turbūt neturėtume baigti tokia liūdna, netgi sakyčiau, graudžia nata, o tiesiog pakalbėti apie tai, jog einam nedėjuoti, einam rimtai dirbti, mūsų tarpe yra ir daugiau kitų profesionalų, mūsų sąrašas numeris 44. Sudarytas iš 41 asmens, įvairių sričių atstovų, taip pat yra ir keliolika kitų tautinių grupių atstovų, kurios randa savo vietą mūsų diskusijose, kurios mato, kaip ir mes, daugelį tų pačių problemų. Ir iš tikrųjų Vilnius norėtųsi, kad taptų tikra sostinė, kad į Vilnių suplauktų ypatingai vasaros metu daugiau svečių, turistų, kad jie atvežtų daugiau uždarbio, daugiau darbo vietų mūsų gražaus miesto Vilniaus, o taip pat ir kitų Lietuvos didmiesčių socialiniai, taip pat poilsio, turizmo infrastruktūrai. Pristatėm daugybę viešbučių, restoranų, grožio kompleksų, sveikatingumo centrų. Tuo tarpu, štai, sako Eduardas, dėja nėra pačių tokių paprasčiausių objektų biologiniams žmogaus poreikiams. Kitas dalykas, kad mes neturime ir tų svečių. Praradom vienintelę nacionalinę aviakompaniją, neturime greito geležinkelio, tam, kad atvažiuoti į Vilnių, reikia važiuoti pro Rygą, pro Kopenhagą, pro dar kokį tai miestą. O mes juk pretendavom būti ne vieniems metus Europos kultūros sostinė, bet pretendavom būti štai šito Baltijos regiono, 3 Baltijos šalių lyderiais. Vilnius savo architektūriniais paminklais, savo gražių reljefų, kraštovaizdžių tikrai nusipelno tokio miesto. Aš kažkada sakydavau europiečiams, kai mes žengėme į nepriklausomybę pirmosius žingsnius, kad turbūt kiekvienas panorės nors vieną kartą atvažiuoti, o paskui atvažiuos ir daugiau. Tai štai šitą prasme mes turim labai daug ką nuveikti. Nuveikti tame tarpe ir plėtojant tarptautinius ryšius, kas beje mūsų sąrašai, mūsų partijai yra labai būdinga ir mes pripažįstam, kokį didelį vaidmenį vaidina ES, ryšiai vidiniai tarp ES šalių. Aišku, į Briuselį šiandien turbūt kelią visi suranda ir iš ten pas mus, bet taip pat nepamirškim, kad mes dabar būdami ES šalimi esam patrauklus rytų kaimynams
Ir jie, žinodami, kad mes dar ir kalbos nepamiršom, turiu minti rusų, kurią žino, ir sakysim, ir ukrainiečiai, ir Kazakstano, štai kitą savaitę teks ten nuvykti į didelį jubiliejinį renginį. Esu kažkada prieš 10 metų apdovanota jų nepriklausomybės 10-mečio medaliu. Ir iš ten norinčių atvykti į Lietuvą yra pakankamai daug. Bet žmonės nori atvykti į čia pigiai, greitai ir patogiai. Ir būti, žinoma, sutikti jaukioje aplinkoje, kurią mums dar reikia toliau kurti ir puoselėti. Taigi dirbti yra labai daug ką, bet pirmiausia suformuoti pačią darniai dirbančią, išmintingą, ūkišką, praktišką, ryžtingą, operatyviai sugebančią spręsti problemas pačią savivaldybės tarybą ir jos administraciją. Mes iš tikrųjų gyvendami Vilniuje ir dalyvaudami šios savivaldybės tarybos rinkimuose labai įsijautėm į sostinės ir didžiųjų miestų problemas, taip ir buvom suplanavę pirmąją pokalbio dalį, tačiau nepamirškim, kad Lietuvoje yra taip pat ir dauguma kaimiškųjų rajonų su savo nedideliais rajonų centrais, miesteliais ir kaimais. Ir ten yra savų problemų. Pradedant nuo žymiai prastesniais keliais, nuo tikrai nemažesnė, o dar didesnė daugelį atvejų bedarbystė, sumažėjusiom pajamom ir sunkiai prieinamom įvairiom komunaliniam paslaugom. Taigi, gerbėmieji, pakalbėkime ir tą temą labai konkrečiai ir praktiškai. Na, atsiminkime, kad galime pradėti nuo sostinės. Vis tiek jinai yra mūsų sostinė Lietuvos. Ir yra labai svarbu šito miesto konkurencingumas artimiausiame regione. Svarbu ne tik pačiam Vilniui, bet svarbu ir gretimiem miestam ir kitiem miesteliam. Koks potencialas, kokia potencija atsiras aplink sostinę. Vilnius ir pati Lietuva turi galimybės tapti konkurencingų regiono centru. Geopolitinė reikšmė, nes reiškia pati Lietuva ir pats Vilnius yra įsidėstęs tarp 3 svarbių geopolitinių, ekonominių, kultūrinių dimensijų. Tai yra rytų, šiaurės ir vidurio Europos. Strategiškai tai yra labai puikiai vieta. Atsiminkime, kad Vilnius ir Lietuva, tai aplink Vilnių, 300 km spinduliu turi 15,5 milijono gyventojų potencialą. Į tą regioną įeina Ryga, Minskas, Varšuva. Tačiau europinės svarbos miestais pripažinti tik mūsų kaimynai – Minskas, Ryga ir Varšuva. Mes esame žemesnėme statuse Vilnius, tai yra Baltijos regiono statuse, tai yra antroji vieta. Vilnius ir visi miesteliai ir visa Lietuva aplink Vilnių turi strateginį uždavinį, kuris ne šiaip savo atsirado diskusijos, tai yra Vilniaus ir Kauno dipolio idėja. Vilnius susijungdamas su Kaunu galėtų dvigubai padidinti potencialą, pasiekti gyventojų, apie 1 milijoną gyventojų konglomeratą, atitikti dar vieną kriterijų, kad tai yra sostinė ir išeiti į tą patį lygmenį kaip mūsų kaimininiai miestai. Taigi, gerbėmieji, reikia pasiruošti rimtam darbui ir jeigu žmonės mums patikės ir suteiks mums mandatą, tai mes iš tikrųjų turime nemažai ir gebėjimų, ir svarbiausia didelio ryžto dirbti jums. Dirbti kitaip nei dirbama, dirbti jūsų labui. Ačiū labai uždėmesį. Savo žinias, patirtį ir tarptautinius ryšius Lietuvos liaudės partija siekia panaudoti, kad gyventumėm kitaip, geriau. Lietuvos liaudės partija tvirtai pareiškė, dirbs, kad būtų kitaip ir žino, kaip to pasiekti.